Labą dieną visi, labą dieną Reginukai. Labas, Rita. Ir šiandieną aš vėl tęsiu savo rubriką ir pakviečiau Reginuką pakalbėti. Pakalbėti mes, kai pirmą kartą pajutau, kad turiu pakviesti į pokalbį, galvojame, kad kalbėsime apie tam tikrus rimtus dalykus, bet kažkurią dieną susijungusios tiesiog pajautėm, kad įnešime labai lengvą, džiaugsmingą energiją, apie kurią norisi dalintis daugiau Reginukui apie stovyklas. Ir su Reginuku mes jau pažįstamos esam, nežinau, iš anksčiau, bet labai mūsų ryšys sutvirtėjo nuo sausio mėnesio, kadangi mes buvome kartu vienoje grupėje lyderių ir taip apsijungė tas ryšys, kuris tęsiasi iki šiol ir iš tikrųjų tas išjautimas, bendra kūryba ir kaip galime patirti kartu save. Ir šiandieną norime mes pakalbėti apie tą lengvą, džiaugsmingą energiją, tai būtent apie stovyklas, kokią stovyklos neša žmogui naudą, kokią atneša integraciją, kai žmogus grįžta po stovyklos į savo realų, į savo gyvenimą. Kadangi aš vedu stovyklas ir jau vedu jas nuo 2020 metų, vedu ne tik tai Danijoje, vedu ir kituose pasaulio šalyse. Žinau, kad ir Regina vedė šią vasarą savo pirmąją stovyklą. Irgi turėjo patirčių ir turėjo tam tikrų suvokimų, ne tik tais kaip dalyvė, bet ir kaip vedančioji. Nes augimas vyksta bendras, vyksta tiek dalyviam, tiek vedantiejam. Ir dalyvis auga ir vedantysis auga tuo pačiu metu. Tai šiandieną noriu, Reginukai, tavęs paklausti, kadangi paskutinį kartą buvom prieš 2 savaitės grįžom, ar ne? 2 savaitės, taip. Iš Azorų salų. Ir ar tu gali pasidalinti įvykiais stovyklos metu, procesais, suvokimais, kas vyko tavyje? Iš tikrųjų, net negaliu, labai noriu pasidalinti, bet pirmiausia, dabar tu pradėjai kalbėti, man iš karto užsirašė toksai, kad mane vadini Reginuko, ne? Aš anksčiau galvoju, dar kaip nepradėjau savo sąmoningumo keliu, man labai nepatikdavo visi mažybiniai kreipiniai, kaip aš sakydavau, aš esu normali, didelė, aukšta moteris ir, žodžiu, o dabar man taip gera, kai mane vadinat Reginuku, Reginute, kažkaip, jaučiuosi tokia iš kartos ryšys artimas, iš tikrųjų galvoju, kaip keičiasi mūsų požiūris, kad ir į tokius paprasčiausius dalykus. Tai aišku, iš tikrųjų yra dar skirtumas, kas pavadina tave mažybiniu vardu, bet moksluose, mūsų bendrystėje, tai man labai pradėjo tai patikti. Taip, ačiū už tą tokį mielų ir jaukų pavadinimą. Ar aš kartais save Gražinuku pavadinu? Nieko tokio, prie Gražinuko irgi esu pripratusi, nes turiu dvynę sesę Gražiną, tai mes abidvi viena prie kitos vardo esam pripratusios. Ne tik vardo, bet kartais ir vaidmens viena už kitą pabūnam. Tai va, apie stovyklas, iš tikrųjų taip, labai norėjau pakalbėti apie stovyklas, nes paskutinė, aišku, Azorų stovykla man labai tokį didelį augimą davė. Bet gal pirmiausia pradėsiu nuo tos stovyklos, kurią pati vedžiau vasarą. Iš tikrųjų visai netikėtai su draugė sumastėm, kad reikia padaryti moterų tokį stovyklą savaitgalį. Sukvietėm be jokios reklamos tik tai savo pažįstamas draugės. Ir gavosi iš tikrųjų puikus, nuostabus savaitgalis. Ta mūsų moterų grupelė bendravome iki šiol ir dabar vėl padarom tai kartu meditaciją, tai kažkur kartu nuvažiuojam. Ir tai yra toks didžiulis augimas man pačiai, moterim tikiu irgi, kurios dalyvavo, bet man pačiai tai yra toksai, pasibandyti savo jėgas, išeiti į drąsą, išeiti į naują potyrį savęs, kad ne tik tai vis dalyvauju, vis tik tai klausau, renkuosi ir viskas, bet ne, prisimti tą atsakomybę, kad vesti kitas moteris į tai, ką jau aš esu praėjusi, tarkim, ne, dalinti su jom kartu, tai yra labai stipru ir labai naudinga iš tikrųjų. Ir suprantu, kad dažniausiai mes tas stovyklas organizuojam, ne tik stovyklas, ką be organizuotume, viską darom pirmiausia dėl savęs ir tik tai po to dėl kitų. Aišku, mums atrodo, kad ne, mes čia dėl kitų viską darom, bet iš tikrųjų tai yra pirmiausia mums pačiom, mums patiems, mums duoda didžiausią augimą.
Lygiai taip pat pas mane atsirado Facebooko grupė, kurioje vedu meditacijas irgi. Mano sesės, kai pradėjo eiti šitų kelių, sakė, Regina, mums čia ko nors reikia. Gal tu gali ką nors man paorganizuoti? Gerai, sakau, galiu. Ir vat šis ir pasidarė ir dabar vedu meditacijas. Ne? Tai va, tikiu, kad tai išaugs dar kažką daugiau, nes man pačiai labai tas augimas labai tinka, labai patinka. Ir šiemet va teko patirti su Rita stovyklą Azoruose. Ir tai buvo, sakyčiau, labai didelis šuolis per labai trumpą laiką. Mano pačios sąmonės augimo procese, sąmonės plėtimosi procese. Per stovyklos pabaigoj labai aiškiai pajaučiau, kad pereinu tiesiog į kažkokį kitą lygmenį. Dar nesuprantu į kokį, bet jau suprantu, kad pereinu į kitą lygmenį. Nežinau, ar tai galim vadinti lygmenimis, ar tai galim, bet tai mano sąmoniai tai buvo kažkas tai naujo, ko mano protas nelabai sugebėjo suprasti iš karto, bet ir leidau jam elgtis taip, kaip jisai norisi. Va, matai, čiūkšt užsidegė šviesa, kaip mano kamera čia žaidžia. Čia tavo patvirtinimai. Taip, ten, kur man reikia, tai čiūkšt ir uždega iš karto. Tai va, tai norėjau pasakyti, kad mes, kaip tarkim, nuvažiuojam į savaitgalį vienai dienai pas Violetą per mokymus, ne? Ir mes per pusdienį mes patiriam tiek visko daug, mes grįžtam jau pasikeitę. O kai nuvažiuojam į stovyklą, tai vyksta 10 dienų, nuolatinis buvimas bendrystėje su sąmoningai žmonėmis, nuolatinis meditacijos, pokalbiai, procesai. Ir tai yra tiek daug, tai yra kaip pasakyti, bet ne dozė po truputėlį, bet tai yra iš karto dozė 10 dienų, tarkim, mane paketas. Metų, ar ne? Taip, tai ir už tai augimas tas yra begalinai didelis, begalinai jisai atrodo lengvai visiškai, nes tai yra atostogų režimas, tu darai, ką nori, savo atostogauji, skaniai valgai, ten važinėjai, grožiesi gamta, gražiais vaizdais. Bet tuo pačiu tai vyksta didžiuliai pokyčiai mūsų sąmonėje, mūsų nematomame, nežinau, lauke, ne, kur plečiasi ir suvokimai, tai ateina tokiu tempu, tokiu greičiu, kad iš tikrųjų po šitos Azorų stovyklos, tai yra mano pirma stovykla nežinau, po didesnio tarpo, tarkim, kai aš išvažiavau į stovyklą tokio sąmoningumo, aš grįžau. Ir aš jaučiu save kaip šviesos žmogų, šviesos būtybė, visiškai. Man ateina tokie suvokimai, kuriuo aš negaliu dar tiksliai apsakyti žodžiais, bet tas jausmas tai yra apie tai, koksai žmogus turi būti iš tikrųjų, neturi būti, koksai jisai yra iš tikrųjų, tik tai mes savo kasdienybėje labai daug visko užsidedam savo visokių prisigalvotų taisyklių, minčių nereikalingų, įtikinimų visokių žodžių, net ne mes iš jų, tai ateina per šimtmečius, per mūsų kolektyvinę sąmonę, tai yra visko tiek daug, tai ta raizgalynė, bet po stovyklos aš pajutau, kad visa ta raizgalynė nuo manęs tiesiog nuėjo. Aš pajutau save kaip visiškai šviesos būtybė, be jokių absoliučiai trukdžių, be jokių absoliučiai ribojimų savęs. Ir tai yra tokia didžiulė laisvė, tokia didžiulė galia tai išjausti. Bet dabar, kada čia užvakar darėm dar pokalbį su mūsų grupele, ir viena mergina sako, Regina, turėtum, sako, pasidalinti tuo, įvesti kitus į tai per meditaciją. Galbūt galima tai patirti per meditaciją, bet esmė yra tame, kad šitas jausmas, kai ateina tau gyvenime, be jokios meditacijos, tiesiog einant, darant savo kasdienius dalykus, ir tu esi tame nuolatos, tai yra visiškai kas kita, negu ateiti į tai meditacijos būdu. Galbūt mes galime ateiti į tai iš pradžių meditacijos būdu, tam, kad aplamai suvoktume, kad galėtume bent kažkaip tai užčiuopti, kas tai yra. Nes mes labai daug apie tai kalbam, kad mums reikia išvalyti mintis, paleisti prisirišimus, bet kol žmogus to nepatiria savimi, mes net nesuprantam, apie ką tai yra kalba. Matyt, taip labai įdomiai veikia mūsų sąmonė, kad jinai atrodo tuo momentu, kuriuo mes dabar esame, jai atrodo, kad žino viską taip gerai, kaip turi žinoti.
Bet kai peršokam kažkokį, tai pereinam į kitą laiptą, pereinam į kitą lygmenį, mes suprantam, kad jau tas mūsų buvęs yra toksai buvo, nu, kaip čia pasakyti, netgi juokingas galbūt, ne tas suvokimas. Jisai buvo labai reikalingas, bet kiekvieną kartą mums augant mes suvokiam vėl viską daug aiškiau, daug paprasčiau ir tame nėra nieko realiai sudėtingo, nieko kažkokio tai nereikia ten didelių išradimų, tai yra viskas taip paprasta, taip elementaru, bet tik tai mums tai suvokti yra per daug sudėtinga dėl to, kad tai yra per daug paprasta. Aš taip galvoju, kad mes kažkaip tai žmogaus tas protas yra tiek užveltas visokiais svarbiais šitais sprendimais, nu, kad net nemoku apsakyti, bet tai visą tai reikėtų visiškai nuimti ir tada pamatyti, kas tai yra tikrasis žmogus, kas tai turėtų būti tikrasis žmogus. Kaip tai padaryti? Nežinau dar. Sakyk, Rita. Aš tau labai pritariu, matyti, nėra, žinai, taip, kad žmogus padarytų čia ir dabar momentaliai. Tai ateina per, nu, kažkokį tai etapą, kad tu vat gali, kai vat tu sakai, kad įvyko manyje, ar ne, atrodo, aš perėjau kitą lygmenį. Nu, galima būtų pasakyti, į kvantinį šuolis įvyko tavyje ir tai, kas jau visiškai nebetarnavo, reiškia, nebetarnauja, nebegali tarnauti šitam naujame lygmenyje, viskas pasiliko. Bet dažnai žmogus tą savo bagažą tempėsi, nori visur su savim temptis, todėl, vat kaip pavyzdys sako, įvesk mus ar ne į tą būseną, aišku, tu gali tą būseną įvesti, tam sykiui galbūt savaitėj, 2 žmogus pajaus, bet jeigu žmogus tą savo bagažą nuolatos tempėsi kaip akmenius paskui save, viskas vėl sugrįž žmoguje. Ir žmogus turi pats sprendimus padaryti, kad aš noriu jausti tą vat vidinę laisvę, tą būseną, tą džiaugsmą, tą visą visumą ir tą vienybę su viskuom. Aš irgi vakar, žinai, per mentorystę dalinausi, kad nėra čia kažkokio tai nepasiekiamo, nėra čia kažkokia magija, nėra čia kažko, kad būtų sunku pasiekti. Tai yra paprasta, lengva ir tai yra faktas. Mes galime kiekvienas išjausti kiekvieną žmogų, galime jausti visą pilnai gamtą, mes galime matyti absoliučiai, kas žmogaus laukia ir būti va toje ramybėje, toje dvasinėje savo tikrovėje, savo ir gyventi materijoje tuo pačiu, be jokių kažkokių tai ar ne tenais pykčių, nuoskaudų, nes va ta ir esmė yra ta tikroji žmogaus esatis, ta, kuri yra be jokių priblokuotų tų, žinai, kur tempiamės vis nuolatos iš daugybę metų. Bet kol žmogus pats nesupranta apie tai, tol pas jį neįvyksta va, tos būsenos, kuri dabar, va, apie ką tu kalbi, Reginukai, tos būsenos galbūt negali net perduoti kitam, tik tais gal tuo metu momentaliai per meditaciją jis gali pajausti, bet jeigu jisai tik užfiksuoja ją, o toliau gyvena iš savo iš senos pozicijos, nu tai ta būsena jinai greitai pasišalins. Ir aišku, tai nėra, kad daug žmogus turi tų savo prisirišimų atsisakyti, kad jaustų tą vat laisvę, tą tokią iš tikrųjų, tą tikrumą, kad mes galbūt norime labai daug siekiam, daug tokių dalykų, o viskas yra taip lengva ir paprasta, tiesiog viskas, kas eina iš mūsų vidaus, viskas eina per tą tyrą, aiškę suvokimo esmę, kas mes tokie esame. Ir žinai, ir tu daliniesi, žinai, kad vat įvyko pokyčiai ir aš suprantu, kad pas tave tie pokyčiai ir įvyko labai stipriai matosi materijoje, ar ne, tavo aplinkoj. Ir kai grįžai, ar girdėjai kažką iš savo aplinkinių, kad tu pasikeitusi? Iš tikrųjų, taip, girdžiu iš aplinkinių ir, pavyzdžiui, labai įdomus dar dalykas vyksta. Atsiranda nauji žmonės. Pas mane atsiranda nauji žmonės. Ne iš niekur, tiesiog, nei aš kažkur jų ieškau, nei aš kažkur, tiesiog žmonės man parašo, kad sako, Regina, rezonuoja tavo, nežinau, energija kažkas tai, ir jie nori su manim tiesiog pabendrauti, kažkokius tai gal išsispręsti savo reikalus. Aš taip nepasitikiu savim, nežinau, ar aš galiu išspręsti kažkokius tai padėti, bet jeigu žmogus pas mane atėjo, jeigu jam atėjo kažkoks, nežinau, vidinis vedimas, kaip Violeta pasakytų, dievulio marketingas veikia, ne? Tai vis tiek tai veikia kažkaip tai energetiškai. Nežinau dar tiksliai kaip,
Bet jeigu žmonės ateina žinodami, kad aš, tarkim, galiu jiem padėti, ne? Reiškia, aš tai galiu. Aš pati nežinau kaip, bet kad ir per paprastą pokalbį, per paprastą, nežinau, ėjimą į meditaciją kartu, ne? Tai, tai tikrai tas pasijuto labai aplinkoje, kad atsirado daug naujų žmonių, su kuriais man labai gera bendrauti iš tikrųjų, kurie labai įdomu. Mano, tarkim, artimiausia aplinkoje, ne, irgi keičiasi. Irgi labai keičiasi nuo to, kad, kaip sakau, aš pati augo, ne, ir mano sesės mano pradėjo eiti, ne mano mama, kuri yra labai moksliškas žmogus, kur visą laiką viskas tik tai mokslu pagrįsta. Anasgi sako, žinai, Regina, aš jau supratau, apie ką tu kalbi. Ir aš jau sako, dabar eisiu pasinagrinėsiu, tik man žinau, kur paieškoti, bet mano, sako, tie filosofai, kuriuos aš klausau, irgi apie tai šneka, eisiu paklausyti. Tai gal fantastika, va tai suveikia kažkaip, tai atrodo visiškai, nežinau, nu, kažkokius, atrodo stebuklingų būdų, bet suprantu, kad visa tai realiai jokio stebuklo, tai yra tik tai energija, kuris sklinda, kuris neša tam tikrą vibraciją, ne? Ir ta vibracija sklinda labai toli. Ir žmonės nesuvokdami, bet jie ją pajaučia. Tiesiog pajaučia. Ir va tai, nu, aš taip sakau, tai yra ta šviesos vibracija, kuria visą laiką vis taip, liktai norisi truputėlį susimažinti, kad ar čia taip gali būti, ar čia kaip čia, bet suprantu, kad nebe laikas iš tikrųjų susimažinti. Galim per daug apie tai nešnekėti, bet kad tai vyksta, tai yra jau faktas. Kad ta vibracija pritraukia žmonės tiesiog jam gera būti, bet šalia, ne, bendrauti ir nieko nereikia daugiau daryti. Tai nereikia kažkokių tai, nežinau, stovėti ant galvos ar daryti prituvimą, kažko tai, ne. Tai tiesiog gera būti kartu ir viskas. Taip, net žodžių žiūrėk nereikia, tiesiog būni kartu ir kadangi iš tavęs jau spinduliuoja ta šviesa, kuri yra tavo viduje, kur spinduliuoja ta ramybė, ar ne, kaip ir tu sakai, aš jaučiu save kaip šviesos būtybę, tai ta spinduliuotė, jinai padaro savo veikimus, padaro savo darbą ir žmonės bet kokiu atveju pagavę tuos impulsus pradeda žiūrėti, ar ne, vat kaip mama, tu sakai, pasakė, ar ne, kad kažkas filosofas pasakė. Dažniausiai taip ir yra, kai artimasis pasako, mes nelabai norim klausyti, ar ne, bet kai pasako kažkas iš šono, tada jau, žiūrėk, ir jau maniškiai taip kalbėjo. Taip. Ir tas iš tikrųjų labai įdomu, nes aš galvoju vis tiek žmonės, visa žmonija eina į tą pabudimą, į tą šviesą ir norim, nenorim, bet tai vyksta. Ir labai iš tikrųjų, ir atsimenu tą etapą savo pačios, kaip labai norėjau, kad greičiau visi čia suprastų, suvoktų ir pabustų. Ir dabar toli gražu to nebėra, tai yra visiškai rami vidinė, nu, išmintis, sakyčiau turbūt, bet tai yra visiškai ramus būdas, visiškai leidimas viskam būti. Taip, kai kurie dalykai, kuriuos tu matai, skaudina, tarkim, arba, nu, net ne tai, kad skaudina, norėtųsi, kad jie greičiau prasisuktų, greičiau ateitų suvokimas. Bet dėja šito mes negalim pakeisti, ne, kiekvienam savas laikas, kiekvienam savas, nežinau, savas būdas pabusti, ne. Bet tai, galvoju, ką mes galim padaryti, tai mes galim kuo daugiau skleisti tos savo vidinės šviesos ir tas savo vidinė šviesa kažką tai kirbinti žmonėse, kad juose atsiranda tos kažkokios tai lyg tai naujos mintis, lyg tai nauji pajautimai, ne. Tai aš sakyčiau, taip viskas ir vyksta. Taip ir. Žinai, Reginukai, man dar norisi, žinai, kadangi ir tu pati vedėjai vasarą stovyklą ir aš, pavyzdžiui, pati vedu visą laiką 2 kartus į metus kažkur užsienyje, Danijoje darau aš trumpesnės, savaitgalinės stovyklas, darau vienos dienos kartais, netgi stovyklas tik moterim. Ir žinai, kiekvieną kartą stovykla mane labai stipriai pačią paaugina. Labai stipriai. Suprantu aš tą bendrystės jėgą, bendrystės galią, kurią mes turime ir tik tais bendrystėje mes galim atlikti, kas vyko pas mus Azoruose, ar ne, šitokie stiprus procesai vyko nuo kūrybiškumo iki veikimo ir įsivaizduok žmonės, ar ne, gyvena kartu, būna 24 valandas per parą, pasitikrina iš tikrųjų ar dar turi to seno bagažo, ar jau jie nebeturi, žinai, iš tikrųjų kaip yra.
Ir tas augimas, aš pati, pavyzdžiui, matau, aš tą patį didžiausią augimą irgi matau grįžus namo, kaip viskas pakinta, kaip pakinta tavo struktūra, kaip tu veiki jau iš kitos pozicijos, nes kaip ir tu irgi tą patį sakai, ar ne, pereinam į kitą lygmenį arba tiesiog pereinam kvantinių šuolį, nes kas įvyksta stovyklai per 10 dienų, tai galima prilyginti 10 metų, nes Tikrai tokie taip. stiprus procesai vyksta. Ir žinai, man vyras sako, žinai, Tadas, sako, tu kai nuvažiuoji į stovyklą, toks jausmas, kad pas tave tam tikri mygtukai susijunginėja. Ir sako, tu pereini kažkokią tai va tą kitą būseną ir visiškai sako, nu vat, nes aš, vat kaip ir minėjau tau, toks jausmas, kai nuvažiavam į Azorus, kad mano emocinis kūnas iš viso jisai pasilikęs Taip, Danijoje, o aš čia atvažiavau be emocinio kūno, tiesiog va taip. Ir tik tais tu pati supranti, kad tu veiki tik iš tų aukštesnių lygmenų, tą savo asmenybę palieki, nes taip, jinai nu, nereikalinga, nes vyksta procesai ir vyksta procesai visiems žmonėms. Ir va taip, tie procesai, kurie vyksta, ar ne, mes, aišku, kaip žmonės, vienas dalykas, kiekvienas individualiai paaugam, bet mes kokius padarom bendrus procesus, ar ne, į kolektyvinę sąmonę, kiek įnešam šviesos ir ne tik į kolektyvinę sąmonę, kiek sukuriam, kiek veikiame ir kiek po to grįžę namuose dar padarome. Tai man kiekviena stovykla, tai man kaip dovana yra. tikrai Dovana, taip. todėl kad aš paaugu, žmonės jie keičiasi ir tu matai, kad tai yra reikalinga. Tai yra reikalinga žmogui ir ta bendrystė, jinai yra, nu, vat, kaip ir tos naujosios visatinės realybės, vienas iš pagrindinių turbūt įrankių, kad mes bendrystėje pasieksim daug daugiau negu vienas kaip sąmonė, ar neveikdami. Aišku, mes galėsime padaryti tam tikrus dalykus, kaip ir sąmonė, kaip ir viena sąmonė, bet vis tiek ta bendrystė yra tokia, tas stiprioji, varomoji Tikrai jėga taip. suvokimui, paėmimui, informacijos priėmimui. Aš manau, kad va, ta bendrystė labai labai daug duoda. Ir manau, kad žmonės jau, kurie yra tam, aišku, negalėtumėm gal skirstyti, ar ne, kokiam tam lygmenį, bet mes kaip, ne, kaip žmonės vis tiek jau jaučiame, ar ne, kai esam va, tokiam suvokime, mes žinome, kad tai yra kaip faktas, kad bendrystėje mes padarysime daug daugiau dėl visos žmonijos ir globaliai. Nors mes neturim kažkokios siekiamybės to daryti, bet tiesiog taip sąmonės mus atveda iki tokio momento, kad mes turime vis tiek kažką tai daryti, ne tik tais kaip individualios sąmonės augam, bet kaip ir bendrai augam ir tuo pačiu įneždamos tiek į kolektyvinę sąmonę, tiek į kitas erdves, tuos dažnius, kuriuos turime įnešti, nes skirtingai pagal tas veikimo funkcijas. Ir Tikrai. kaip tau, pavyzdžiui, Reginukai, jaučiasi? Bendrystė, jinai tau duoda spartesnį augimą, ar tau geriau pačiai vienai, nu, jau kaip ar ne mes suprantame, bet pavyzdžiui būna, kad ir momentai norisi pabūti vienam ar net tyloje. Kaip tau atrodo, kaip tavo struktūroje visas tai veikia? Aš manau, kad realiai tai reikalinga, aišku, viskas, bet tikrai bendrystėje mes gerokai greitesnių žingsnių einam į priekį. Gerokai. Nežinau, nepasakysiu tikrai nei kartais, nei kaip, bet galiu pasakyti apie save, kaip man buvo etapas, kai aš visiškai norėjau atsitraukti nuo visų ir susikaupti į save. Ir medituodavau kiekvieną rytą viena pati. Aš dabar beveik nebemedituoju. Vienas dalykas, aš nebeturiu kada, aišku, nes ištisai tai sesijos, tai kažkokie susitikimai, tai kas nors. Ir kitas dalykas, toks jausmas, kad visa ta meditacija yra tiesiog mano kasdienybė. Tai yra mano gyvenimo metu, ne aš kaip meditacijai. Visą laiką juokdavus iš tų, kur sako, gyvenimas kaip meditacija, gal kokia nesąmonė, taip ir taip gali būti. O dabar galvoju, kad taip yra. Tikrai toks jausmas, kad savo kaip subtilus pasaulis nusileido į mane, ne aš, man nereikia niekur kilti, man nereikia niekur, nežinau, skristi, kauptis. Aš tiesiog, jisai yra su manim visada. Tai ir tai yra, tai nereiškia, kad aš vaikštau kažkokia apspangus ar nesusigaudau. Ne, tai yra visiškai, esu visiškai sąmoninga, dirbu savo darbą, darau, ką reikia, ne, šeima, vaikai, darbai, taip toliau. Bet jaučiu, kad visą tai darau iš kažkokios pakylėtos būsenos. Ir būtent bendrystėje atsitinka tie dar stipresni
tokie, kaip sakau, stipresni įėjimai, stipresni suvokimai. Ir būtent bendrystėje tu gali pamatyti, kad, tarkim, kad gali suvokti, gal ne tai, kad pamatyti, suvokti, kad, o, aš jaučiu kitą žmogų, ne? Aš matau kito žmogaus energiją, jaučiu kito žmogaus sąmonę, jaučiu, tapsne, kad tu vienas pats būdamas, nu, tai ir tu esi vienas pats. O kai tu esi bendrystėje, tu jau gali visiškai kitaip suvokti savo pačio išjautimus, suvokimus, visiškai kitaip tai pamatyti. Tai irgi yra, nu, aš sakyčiau, tikrai gerokai didesnis augimas ir tai yra labai reikalinga, nes dar kitas dalykas, žiūrėk, kaip susėdam pamedituoti, va, dviese, tryse, ne, kaip grupelėse, tai yra vėl visiškai kitokie procesai, ne, visiškai daug stipresni, daug viskas ryškiau matosi, eina, jaučiasi, ne, kaip kam, nu, kas ko turi, kas kokią galią turi, kaip sakyti, mūsų galios, ne. Tai va, tai tas, aš sakyčiau, nu, be kitų žmonių, nu, žmogus yra toksai, kad jis turi gyventi sociume, turi dalintis ir eiti su, ir šitaip mes pasitikrinam save. Vienas dalykas galima, aišku, ir pasižiūrėti, kaip mes reaguojam į kažkokius tai kitų žmonių, tarkim, mintis, pasisakymus, veiksmus. Nu, tai yra visa, kas yra mūsų augimas, visa kas. Ir bendrystėje tai vyksta tikrai daug stipriau, daug stipriau. Žinai, tu kalbi ir man, aš atsimenu, kai mes sėdėdavom ryte medituoti Azoro salose. Ir man, aš dabar vėl pajutau tą vidinį jausmą ir tą vidinę jungtį, koksai stiprus ryšys visus sieja. Ar ne? Nes kiekvienas atėjom vis tiek su savo kažkokia tai įkrova, su savo kažkokio gal, ar ne, norų išspręsti tam tikrus dalykus. Vieni atėjo dėl vienų dalykų, kiti dėl žemiškų, kiti dėl aukštesnių lygmenų. Bet tas ryšys ir tas vieno kito ir palaikymas, ir bendrystė, jinai tokia, jinai stipri, ar ne? Atrodo, kas nejautė energijų ir energijas jausti, ir žinojimas ateina žmoguje. Daugelį dalykų ta jungtis tokia, jinai išlieka. Ir ką mes padarome, mes kaip grupė žmonių, ar ne? Aišku, grupė žmonių galima įvardinti sąmonių grupė, kuri padaro tą globalų veikimą jungtyje, nes kai mes kartu apsijungiame, mes padarom tokius stiprius šviesos dažnius, kurie nusileidžia tiek į kolektyvinę sąmonę, tiek galbūt į kitas planetas, kurios yra mažiau išsivysčiusios negu mūsų Žemė. Ir kartais supranta sąmonę, ar ne, ką atlieka, kartais žmogus nesupranta, ką jo sąmonė atlieka, bet mes vis tiek atliekame, mes turime tam tikras užduotis, kurias turime padaryti, nes ir atėjome į tą žemę veikti, dirbti, ne tik tai įsitenkyti savo materiją ir savo troškimus. Ir kai tu supranti, kad tai yra tiesiog žmogaus esmė, žmogaus būtis ir viskas yra apjungta, nieko nėra atskirta. Ir tada įgauna gyvenimas kitokią prasme, nes viskas nukrenta, kas atrodo buvo kažkada svarbu, visi tie tokie įsitikinimai, tie ribojimai, nes tu supranti, kad tu visai esi ne apie tai, kas buvo suformuota. Visiškai ne apie tai. Bet iki to momento, kad tu pajaustum tą būseną, aišku, reikėjo padirbėti, nes labai daug ten tų akmenukų vilkos iš paskui. Aš nesakau, kad ten tie akmenukai, jie ne kažkada neatsikartoti gali. Ne, bet aš dabar tiesiog džiaugiuosi, mėgaujuosi, va ta savo būties esmė, kuri jinai dabar yra. Ir kaip tu galvoji, Reginukai, kad žmogus pasiektų tą vidinę laisvę, į ką turėtų atkreipti dėmesį, į ką turėtų pasižiūrėti, ar ne? Aš suprantu, kad tuos žemiškus mes dalykus, ar ne, suprantam, jau čia kas be ko turi atsisakyti jie, tų žemiškų, žinai, tų nuoskaudų, pykčių, jau čia labai jau yra tankita energija. Taip. Bet pavyzdžiui, jau biškiau aukščiau, ar ne, kad vat išjustų tą jausmą, tą vienybės jausmą su viskuom, ar ne, su subtiliaja, su kūrėju, su absoliutu, su savo dvasios mokytojais, su medžiu, ar ne, su vandenynu, su viskuom, tą jausmą, tą būties jausmą, laisvės jausmą. Kaip tu galvoji, kur turėtų žmogus pasižiūrėti? Man visą laiką šitas klausimas labai įdomus.
Žinau, kad paskutiniu metu irgi išjaučiau, bet taip kaip sakau, kad esu šviesos būtybė, jaučiau, kaip iš mano krūtinės centro eina tokie kaip balti spinduliai į kitus žmonės, į kitas sąmonės. Ir va tas jausmas, atrodo, lyg ir žinoma buvo pagal teoriją, bet kai tai išjauti pačiu savimi, tai yra visiškai, nu, tai yra kažkas tokio visiškai kitokio, negu tai yra žinojimas teorijos. O kai va kalbėjai apie tos akmenukus, ne, kuriuos nešamės iš paskos, galvoju vis dėlto, šita vieta yra tokia truputėlį mistiška, man visą laiką atrodo. Ne tai, kad mistiška, bet net tokia nesuprantama. Nes kartais reikia pasikapstyti ir atkabinti, kaip sakau, kažkokius kabliukus, kurie mums nu, neleidžia aukti. Ne? Bet kartais tas per didelis kapstymasis, vėlgi, jis neneša nieko gero, nes mes galim kapstytis ir kapstytis ten toj savo praeitį, kiek tik norime, rasim, ko ten išvalyti visą. Ne? Tai vad galvoju, tas toksai, nu, tas aukso viduriukas, jisai turbūt greičiausiai, galbūt ne labiausiai, galbūt greičiausiai neša mus į tą išjautimą to savo sąmonės sklaidos, gal didžiausią augimą duoda. Man taip atrodo, nes aš galvoju, niekada aš nebuvau labai per didelė kapstytoja, man niekad per daug nerūpėjo, man pasako, kad viskas tau čia sutvarkyta, viskas, aš tikiu, man nieko nebereik daugiau daryti. Aš tikiu, kad pas mane yra viskas gerai ir aš tada einu į priekį. Ne? Galbūt kartais sąžinės balsas sako, kad gal reikėtų čia daugiau ką nors padirbti su savim, bet aš neturiu tam laiko ir noro ir galvoju, ai, nereikia man, ne? Ir tada galvoju, va su tuo lengvumu, kaip einu, su tuo lengvumu ir pasitikėjimu, iš tikrųjų, tai yra labai svarbu turbūt pasitikėjimas. Tada viskas nu, kažkaip tai greičiau plečiasi, greičiau juda, greičiau pasišalina, nes aš turbūt nebekreipiu dėmesio į tuos, vat, kaip sakai, akmenukus, kurie eina iš paskos, o ten, kur dėmesys, ten energija, ne? Jeigu aš nekreipiu juos dėmesio, jie tiesiog išnyksta. Tai vat, man atrodo, kad vis dėlto tas balansas tarp to, kiek naisiotis ir kiek nesiknaisiot, yra labai svarbus. O šiaip tai dar atsimenu, pernai uždavinėjau savo klausimą, ar ne pernai, gal šįmet, vat kaip ateiti į kitų tokių suvokimų, į kitų tokių išjautimo to aukštesnio lygmens, ne per save jo pajautimo. Nežinau kaip. Tai atrodo atsitinka visiškai savaime, visiškai netikėtai, ne? Bet kaip kalbėjom kažką, tai kad dažnai atsitinka važiuojant mašinoje, kur mes atrodo visiškai atsipalaidavę esam, vairuoji tiesiog ir tau žiūri, eina kažkokia tai informacija, ne tas srautas. Arba, nu, nežinau, tai yra, šita vieta yra tokia man truputėlį mistiška, nes nežinau teorijos, kaip geriausiai iki to ateiti greičiausiai. Vieniems suveikia galbūt taip, kitiems taip, bet kad tai yra nuolatinis ėjimas to tikslo link, jeigu aš visą laiką galvoju, kad aš noriu plėsti savo sąmonę, aš noriu pažinti pasaulį labiau vis ir labiau, pažinti save galų gale, eiti į save gilyn, tai matyt, tas mano ketinimas kažkaip tai sudaro man sąlygas tai pasiekti. Aš tai taip suprantu. Nes iš žmogiško proto sąmonės, iš žmogiško supratimo mes galim taikyti labai konkrečiai, bet tai, manau, kad tai nebus tikslinga dažnai. Nes mūsų protas prisigalvoja visokių savikritikos, visokių analizių, ne, ten tų pratimų visokių yra jų belekiek. Taip, jie labai geri galbūt, bet realiai tai manau, kad vat tą viduriuką išlaviruot, kaip pasiekti tą savo sąmonės aukštesnį lygmenį pačiu lengviausiu būdu, gal taip imkim. Gal tu žinai kokį receptą, kaip tai padaryti greičiausiai? Žinai, aš galvoju, o tu dabar daliniesi, žinai, sakai, tie pratimai visokiausi, žinai. Tai jo, aš tikiu, kad toj trečioji D, ar ne, toj realybėje, tikrai tie pratimai gal jie reikalingi, jie ir veikia turbūt žmogų, ar ne? Nes kaip ir tu sakai, aš irgi taip pat žinok, aš savęs tenaisi nekrapštinėjau pas save tenai. Buvo tam tikrų dalykų, kuriuos turėjau sutvarkyti, kad jie nesivilktų ir kad jie man netrukdytų evoliucionuoti. Aš jau susitvarkiau ir pas mane nebuvo ten, kad kažko tenais ar nuoskaudą laikyti, ar pykti atrodo. Susitvarkiau, kas man buvo reikalinga ir viskas, ir aš nebėjau, nežiūrėjau atgal, nes kažkaip, nežinau, tiesiog manęs nevedė į tai. Nevedė, nes turbūt nebuvo reikalinga, žinai, eiti, nes kitaip tu neevoliucionuosi. Nes, vat, kaip ir sakai, žinai, gali tenai kapstytis, žinai, per tų amžius ten žmonės prisideda, bet viskas priklauso nuo mūsų tų vidinių sprendimų, ko aš noriu. Tai aš kaip
nežinau, kada aš tą ketinimą senai turbūt, kad suvokti tą tiesą, va tą tiesą, tą tikrąją, kad žinočiau tą aiškumą viduje, kad tai ne iliuzija, žinai, nes buvo toks momentas, nu ne dabar, jis anksčiau daug buvo, kad, nu gal čia iliuzija, žinai, tu matai tuos Taip, vaizdinius, tu matai tas erdves ir, o gal čia iliuzija, va tokie dalykai būdavo, bet kai gaudavai, vat, tu visą laiką, aš labiausiai irgi gaudavau, važiuodama mašinoje, turėdavau sustoti, man patvirtinimai ateidavo, tai man Violeta net vienu tarpu sakė, tu jau mašinoje važiuodama nebeklausyk pamokų, dar nuo prigimtinės tiesos, jau nebeklausyk pamokų, nes iš tikrųjų man labai labai daug viskas eidavo mašinoje, nes aš vienu metu, kadangi vairuoju jau labai daug metų, nuo 14, įsivaizduok, per mėnesį ar per 2 mėnesius padariau 3 lengvas tokias avarijas, kur gyvenime nebuvau, bet tą procesas, tas praėjo ir viskas, ir vėl viskas. Tai mano Jėzus. vyras sako, aš nesuprantu, kas su tavim vyksta. Tu supranti, nes, va, reiškia, tos buvo reikalingas toksai procesas. O kaip pasiekti, žinai, ir aš negaliu pasakyti to, va to tikslingumo, į ką žmogus turėtų atkreipti dėmesį. Aš manau, kad irgi turbūt, kaip ir tu sakai, ketinimą turi žmogus turėti tą vidinį norą, apsisprendimą, kad aš noriu save patirti bendroje visumoje, vienybėje su viskuom. Nes kol žmogus neturi to, va to ketinimo, vienas dalykas, kitas dalykas apsisprendimo, o trečias dalykas tikėjimo. Jeigu nebus Taip, tikėjimo ir pasitikėjimo kūrėjų ir savimi, link ko tu eini, nu tai tada visada bus abejonės, ar ne? Visą laiką. Nes buvo tas tarpinis laikas, kada ir man, ar čia tikrai, ar čia tiesa, ar čia ne iliuzija buvo. O dabar tai jau kuris laikas, tai aiškiai tu žinai, kad tai yra faktas, nes tu jį apčiuopia materialiai. taip, Supranti, tikrai taip. viskas vyksta materialiai, tau viską parodo. Ateina mintis, jinai materializuojasi akimirksniu, ir viskas ateina, aš galiu pasakyti, kad turbūt gal vienas iš tų momentų, tai per atsipalaidavimą. Per atsipalaidavimą ateina tie tokie kertiniai dalykai. Kuo tu daugiau susitelki, kuo tu daugiau nori kažką tai paimti, protingiau atrodo, ne? Taip, Kažką tai, tuo tau galbūt biški tu pats save įkaustai. taip. O kuo tu labiau atsipalaiduoji, darai kažkokius tokius paprastus dalykus ir tau tiesiog ateina va ta informacija per žemiškus, buitiškus, ką tu veiki namuose. Tai va kaip ir tu minėjai, Reginukai, kad sakai meditacija man va visame kame, ar ne, tai mes tiesiog būnam to jungtyje su viskuo, su subtiliuoju pasauliu, su kūrėju, su mokytojais. Visą laiką kažkas tai vyksta su mumim, todėl kad mes to jungtyje. Ir aš manau, kad, nežinau, čia anądien irgi kalbinau vieną merginą, sako, kaip tau pavyksta va ten nuo tų tokių emocijų. Ir aš, žinok, net nebeatsimenu, kada buvo ten kažkas iškilę. Supranti, ir nežinau, gal ir iškils dar kažkada, tai žinai, bet net nežinau, kaip va ta būsena tokia, žinai, kaip jinai turėtų būti iš tikrųjų realiai ir kas turėtų atsitikti, kad vėl tą būseną, tą emociją iškelti, žinai, nes ta būsena yra toksai jausmas, kad tu esi vientisume su viskuom. Vientisume su medžiais, vientisume su gamta, vientisume su viskuom. Nes eini, pavyzdžiui, kartais atrodo, kad vakar einu per mišką ir toks jausmas, žinai, tų lapų labai daug tokių geltonų, tokių rudų ir taip jaučiasi, viskas atrodo liejasi ir toks jausmas, kad tu tame. Taip, Tiesiog eini su šuniu, dalis. tu jauti, kad tu tame. Ir jauti tą tokią pilnatvę. Viduje yra pilnatvė. Taip, Nu, taip, taip. Sakyčiau, labai daug, ta pilnatvė man dar tokia, žinai, kartu su laisvės jausmas labai aiškus, pasitikėjimo, negaliu sakyti, kad drąsos, bet tiesiog visa ko toksai pilnatvė, ramybė ir viskas taip aišku, taip paprasta, taip gera. Tikrai žinai, taip. mes galėtumėm dabar gal sakyti, ar ne, mes komforte esam. Čia, žinai, vėl atrodo galėtumėm sakyti. Bet aš suprantu, kad dabar toksai metas yra, mums toksai metas, mes nežinom, ar ne, kokį mums sekantį atvers, kokias atvers erdves ir gal mums bus visai kitokie procesai, kitokie suvokimai ateis. Bet dabar va tas toksai yra tas jausmas vientisumo, vienybės, pilnatvės, laisvės, va toksai iš viso ramuma. Žinai, nėra kažkokio tenais, kažko tai, žinai, noro kažką tai, nes, kaip pasakyti, išrasti kažko nėra noro. Nes atrodo, Tikrai. gaunasi viskas lengvai ir paprastai, viskas gaunasi savaime, kaip ir tu sakai, klientai. Man irgi, žinau, klientai ateina, nu per lūpas turbūt, žinai, vienas per kitą, žinai, ir tu žinai, kad tave palaiko visiškai aukštesnėji lygmenis,
kūrėjas palaiko, absoliutas palaiko, tau pasiunčia tuos klientus, kad tau nereikėtų sukti, žinai, galvos, gauni tu tą gausą ir nereikia kažkokių ypatingų daryti, ar ne, nei tų reklamų, nei kažko, tai Mhm. tiesiog paduoda tau viską. Ir tu supranti, kad tu eini teisinga linkme. Taip, tai yra palaikymas. Bet tas palaikymas iš tikrųjų labai jaučiasi. Mhm. Tas, kaip sakau, aukštesniųjų planų palaikymas. Tiesiog, nu, vat, nežinau, užtenka minutę užsimerki ir tiesiog jauti, kaip eina. Nu, tu gali daryti bet ką, bet tau, jeigu darai teisingai, tau palaikymas visada yra. Tikrai. Taip, aš dabar tu kalbi ir galvoju, žinai, mes pradėjom apie stovyklas, bet vis tiek mes atėjome ten, kur turėjom ateiti, Ten, kur kaip ir turėjom. visada. Taip. Ir žinai, ir dabar, kaip tu galvoji, į stovyklą žmonės, kokie turėtų važiuoti? Ar gali visi važiuoti, ar turi būti biški kažkiek pažengę, ar kaip tu galvoji, pokytį stovykla daro visiems žmonėms? Taip, aš sakyčiau, pokytį daro tikrai visiems žmonėms. Kokiem žmonėm važiuoti? Sakyčiau, yra truputėlį skirtumas, nes žiūrint, aišku, į kokią stovyklą važiuoja, bet jeigu, tarkim, važiuotų vat, pas tave į stovyklą, ne, tai aš sakyčiau, žmogus turi būti, jisai gali gal nebūti pažengęs, bet jisai turi būti priimantis. Nes jeigu jisai dar turi kažkokių tai įsitikinimų, kad bet čia tai jau galiu priimti šitą, o šito tai negaliu, tai jam gali pradėti streikuoti protas, nes jisai gali tiesiog ne viską priimti. Vat kaip tai yra irgi turbūt tam tikras jau sąmonės išsiplėtimo lygmuo, kai tu gali priimti tuos dalykus, kas be nutiktų, ne? Ką be pajaustum, kad tu gali priimti, kad tai yra tikra. Nes kartais, kol mes nesam to nei karto patyrę, ne? Ir mums kažkas tai šneka ir protas kartais sako, kad bla bla bla, čia nesąmonė, atmetu. Ir tada galbūt nevyksta tas, aišku, tas procesas vis tiek vyksta, bet tada gali iškilti pasipriešinimas, ne? Nes o kai protas jau išgirsta tai antrą kartą, o, sako, šitą jau girdėjau, žinau, kur padėta, ne jau geriau. Tai vat, sakyčiau, vis dėlto į tokias sąmoningų žmonių stovyklas jau manau, kad reikia važiuoti išlaisvinus savo protą nuo visų prisirišimų, ne tai, kad visų prisirišimų, tiesiog jau truputėlį savyje leidžiant viskam vykti, jau priimant tą subtilų pasaulį, kad taip gali būti. Nes jeigu atvažiuos visiškai žmogus iš 3D, tai sakys, ką jūs čia per nesąmonės darote, ne? Aha, ir dar, žinai, man toks ėjo, kad žmogus gali galbūt ir gal nesuvokti pilnai subtilaus pasaulio, bet jeigu žmogus vidinį sprendimą priims, kad aš noriu, ar ne tą tikrą vidinį sprendimą, tai tikrai manau, kad keliai atviri ir gali važiuoti ir patirti, nes, žinai, prisimeni, kai jūs dalinotės, kad pirmą dieną atėjote į pusryčius ir tenais buvo toks sumaištis, kad pusryčiai, nepakankamai. Kažkas dalinosi, atsimenu, taip, Aha, taip. ir aš galvoju, ir mes net nematėm, aš nežinojau, nemačiau nei aš, nei Tadas. Aš irgi nemačiau to taip, bet žinau, Aha. kad kažkas dalinosi, Ir sakė, galvoju, taip, ir taip. net neleido, nes kažkaip tai, aš suprantu, gal kažką tai viduj sukelia, bet man, pavyzdžiui, net neleido to išgirsti, nei patirti, nes aš tiesiog, nesureikšminu tokių dalykų, žinai, nes, čia yra tiesiog, bet tiesiog, tu nežinosi, ar net važiavęs į viešbutį, kokius tau pusryčius pateiks, žinai. Taip. Tai ir supranti, ir aišku, kaip ir kalbėjau, aš pirmą dieną sakiau, jeigu atsibos kambariokas, sakykit, sukeisim ir dar kažką padarysim, nes tai irgi yra procesas su kambariokų procesas, ar ne, su visoji grupiai žmonėmis vyksta procesai. Ir tu nuolatos būni kartu, nuolatos. Nėra, žinai, aišku, tu gali kažkokiu metu atsiskirti, bet vis tiek tai viskas ir vyksta tame, kai tu būni kartu. Tada tu gali įsigryninti iš tikrųjų. Taip, tai iš tikrųjų, tie procesai, sakyčiau, tam reikalingas tas priėmimas, kad tu galėtum leisti kitam irgi būti taip, kaip jisai būna. Nes, žiūrėk, kaip dažnai būna, ne, jeigu kompanija jau susidarė, tai trečią dieną jau kas nors susipyko, kas nors, ne visokio būna. Pas mus nieko panašaus nebuvo. Ką reiškia sąmoningi žmonės, kurie jau, tu tiesiog priimi kitą, kaip bebūtų, ne? Tai vat šita vieta iš tikrųjų ganėtinai, sakyčiau, tokia, nežinau, ar jinai privaloma, bet jinai labai pageidautinai galbūt, nežinau. Žinai, dar, kai tu kalbi su tuo priėmimu, aš galvoju, žmonės, matyt, kito žmogaus negali priimti todėl, kad pas jų pačių gal dar kažkas, ar ne? Nes savęs nepriemi, taip, savęs jeigu nepriemi, tai ir kito negali priimti. Tikrai taip, čia viskas tik tai apie save, tik tai.
Ir tas toksai būna įsigrinimas. Ai, taip, Reginukai, tikrai iš tikrųjų. Nusmagiai įsivažiavo tas mūsų pokalbis nuo stovyklų iki sąmonės plėtimosi, iki tos mūsų evoliucijos, ką mes patirime šiuo metu. Ir Taip. labai džiugu iš tikrųjų, kad esame sinchronizacijoje ir patirime panašius dalykus. Ir ką tu norėtum žmonėm palinkėti savo gyvenimiškoje kelionėje, savo sąmonės evoliucijoje? Mhm. Žinai, kai patiriu va tuos, sakau, savo sąmonės nušvitimus, ane tas būsenas, tai iš tikrųjų norėtųsi, kad visi galėtų tai patirti. Nes tai yra kažkas tokio žmogiškam protui, tai yra kažkas tokio iš tikrųjų. Ir labai norisi, kad visi tai patirtum. Tai va to ir palinkėčiau. Eiti link to ir žinau, kad mes visi galim tai patirti. Ir kad net negalim, o kad tai yra faktas, kad mes tai iki to ateisim visi. Vienas vienaip, kitas kitaip, bet kad į tai eina visa žmonija, tai tikrai taip. Tai linkiu tai patirti, o kai patirsit pasidalinti su mumis irgi. Kad žinotume, kad tiesiog, kad tai skleistųsi dar tolyn, ne? Aš tikrai Linkiu pritariu, patirti tą vidinę šviesą iš tikrųjų. tikrai tau labai pritariu, žinai, kad vienodo kelio nėra, nes mes esam visi individualybės, visi skirtingi ir vieni eina greičiau, kiti eina lėčiau ir visi variantai yra geri. Svarbiausia, kad žmogus eina link to, nesvarbu, žinai, kaip sakoma, kad ir tais vėžlio žingsniais, bet svarbu Tikrai, į priekį, ar ne? taip. Ir kiekvienas renkasi savo tą greitį, kokį jisai nori. Nes pavyzdžiui, šiai dienai, kaip mes suprantam greitį, ar ne, tai jisai visiškai yra kitoks. Jisai yra kosminis greitis. Ir pavyzdžiui, ką mes darome, kaip pavyzdys, ar ne, atliekame kažkokią vieną funkciją, kažkokį vieną veiksmą. Ir pas mumis viskas vyksta daug greičiau, daug lengviau, nes nėra skubos, nėra tos, žinai, anksčiau buvo tokia būsena, priverstinė skuba, kad reikia tą ir tą Mhm. padaryti. O dabar tiesiog tu jauti tą vidinę ramybę, padarai veiksmą ir atrodo, kad tų darbų tiek nusidirbo daug, kad tiek Viskas įvyko. taip, tikrai taip. Ir aišku, tas momentas tikrai man jis labai patinka, labai aš tikrai nemanau, kad čia ir dar komforto zona, nes vis tiek mes veikiame, vis tiek mes darome, bet va ta būsena, ta vidinė tokia, jinai yra tokia iš tikrųjų tokia, aišku, gal mes dar tų kitų būsenų nežinom, kokios gali Taip, laukti, bet dabar va ta būsena, ką tu patyrė anksčiau, jinai yra visiškai kitokia, ta vienybės ir būties būsena, tikrai jinai yra pilnatvės ir laisvės būsena. Tai ačiū tau labai, Reginuk, už pokalbį. Tai lauksim ačiū tavo tau. stovyklos organizuojamos kokios. Ir Gerai, manau, kad reikės jau taip kažkada. taip, ir aš laukiu jūsų, kas norite prisijungti į mano stovyklas. Mes stovyklas darome su vyru kitose šalyse. Ir kita bus pavasarį. Kas norėsite, galite parašyti, ką domina. Ir ačiū tau labai labai, Reginukai. Ir aš linkiu Ačiū tau. visiems iš tikrųjų eiti savo vidiniu pažinimu. Pažinkit Tikrai save, taip. nes tai atveria labai daug. Labai daug. Iki, Ir mėly. palengvina gyvenimą, svarbiausia. Tikrai. Iki. Iki.